Tai 4 metai iš eilės, aš žinau, kad šventė reikalinga, kadangi vakaruose jau seniausiai tokia šventė eina ir pas mus irgi labai senai jos buvo tradicijas truputį primirštas ir dabar mes galvom, kad tos tradicijos gimsta iš naujo ir labai su didžiuliu pokeliu, kadangi visą žiemą automobilius visi mes restauruojam, daromės, kad jie būtų gražesnis, kad jie suteiktų mums gatvėje pravažiuojant šypseną, suteiktų gerą energiją miestą ir bet kur. Jos mes pristatome šiandien ir skelbėme, kad sezono atidarimas mes važiuojam 2012, skelbėme atidarytų. Tai todėl reikalinga tokia šventė, kadangi visi atvažiavo čia, visa Lietuva. Šiandien mus gali pasižiūrėti kažkas įsinuoti automobilius, vestuvėm, kino studijos. Ir aplamai mes reikalingi kaip senovės restauratoriai, pagrindinė tai yra atstatyti kino filmus ir visą gyvenimą, kas buvo anksčiau. Ir, na, ta šventė tokia... Tiesiog, ar jūs jaučiat, kad jūs darydami tokias atrakcijas, tiesiog žmonės taip labai lengvai supažindinat su istorija, tai yra tiesiog istorijos pamokos. Apart to, kad, na, tiesiog gražu, ką dar žmonės gauna iš tos šventės? Aš galvoju, pirmiausia, tai žmonės dvasiškai čia turėtų būti pakelėti to, kad, reiškia, praeitis, kokia jį bebuvo su mūsų, tai yra nuostabus dalykas. Tai yra, mes tiesiog jauni tampame, grįžtame ir žiūrėdami 21, prisimindami savo vaikystę. Mes tiesiog vaikštam gal net tom pačiom kojytėm, tai ir akytėm, žiūrim į tą mašiną, prisiminam save, kokie mes atrodėm, sakykime, prieš 40 metų.